Sveiki, broliukai ir sesutės. Na kągi, šiandieną norėjau aš jums papasakoti, ogi šį kartą norėjau ne papasakoti, o atsakyti į klausimus. Vėl susirinko keletą klausimėlių. Tai visų pirma, aišku, noriu visiems padėkoti už parašytus klausimėlius. Kaip ir sakiau, labai mane tai džiugina iš tikrųjų. Na ir kitas iki ir patį užvedant kažkokių tai įdomesnių minčių, vieną ir kitą temą kažkaip tai pamastyti ar pagvildenti. Na ir žiūrim dabar, kasgi čia tokie klausimai dabar buvo. Na ir klausimas, ar bunda žmonės, kaip jūs manot, jūsų aplinkoje? Aš tai jaučiu, kad suka jau makaulės į kitą pusę, tik nenorom. Nu kągi aš manau. Ogi aš manau, kad aišku, kad tie žmonės, kaip čia pasakykim, bunda, jeigu taip galim taikyti tokį tą terminą. Gal sakyčiau ne tai, kad bunda, o po truputėlį jie vis daugiau ir daugiau supranta, kad juos suka būtent, čia vėl priminsiu, kad čia kalbu apie terariumą, kad ne apie mūsų nuostabią planetą Žemę. Nu tai va, žodžiu, tai žmonės ten tam terariume vis daugiau ir daugiau žmonių supranta, kad juos supa melas. Ir tas melas, jisai yra toks, kaip ir sakykim, begalinės visur, visais klausimais ir iš visų pusių. Nes, kaip ir sakiau, terariumą yra užpuolęs Nevidonas uzurpavęs, sakykim, ar užpuolęs, ar uzurpavęs, ir jisai sukūręs yra savo tą nevidonišką sistemą ir pagal tą sistemą viskas yra melo pagrindu padaryta, nes Nevidonas kaip ir melo karalius, melo išradėjas, sukūrėjas, žodžiu, ir jis, žodžiu, naudoja tą savo melą. Tik tas, kaip sakykim, žmonių tas supratimo procesas, jisai labai lėtas iš tikrųjų, nes žmogus, ne kiekvienas dar ant to grėblio užlipęs supranta, kad jis užlipa ant grėblio ir lipa ir vėl, ir kol galų gale, bet supranta. Tai jisai supranta kažkokį tai vieną melą ir vieną kažkokį tai to melo aspektą, sakykim, bet kadangi, kaip ir sakiau, tas melas yra visur, tai labai sunku atsikrapštyti iš tikrųjų ir dasikasti iki tos jau teisybės ir susivokti, o kad taip neįvyktų, aišku, tai tas Nevidonas ir tiem jau bundantiems žmonėm yra paruošęs krūvą visokiausių klystkelių ir kad tą klystkelį ten vėl kiekvieną įsiaiškinti užtrunka metai, 2 ar 3 ir tada vėl kažkur kitur žmogus suka, kaip sakykim, savo tą sąmonę kitą linkme ir vėl kažkiek tai to laiko, o per visą tą laiką, aišku, jis yra pastoviai ten nuodijamas visaip kaip ir per orą, ir per maistą, ir per vandenį. Ir galų gale gaunasi taip, kad ir nebeužtenka jau tam žmogui to gyvenimo, dasikasti iki tos tiesos ir taip ir miršta, sakykim, toj apgauliai būdamas. Tai taip, kad suka tie žmonės tas makaulės, kaip jūs čia rašo, tai jau į kitą pusę, ar norom, ar nenorom, tai aišku, kad nenorom visą laiką, nes tam mele gyventi kaip ir yra jau patogu, ar įprasta, ar pripratę, sakykim, yra ir dauguma, sakykim, taip gyvena tą mele ir kada jau tu pradedi atsikrapštyti jau iš to melo atsibudinėti ir jeigu taip panaudosim, tai gali pasijusti, negali, o tiesiog taip ir pasijunti, kad esi kažkokia balta varna ar panašiai. Bet gerai, kad tų baltų varnų vis daugėja, aišku. Užtat, aišku, ir jau Nevidonas taiko biškai kitokias priemonės tom varnam susidoroti. Taip, tai va čia apie tą budimą, sakykim, taip, kad bunda žmonės, tai dar nereiškia, kad jie prabunda ar kad jie prabus. Kaip ir sakiau, čia iš vienų pinklių galbūt ir išsivaduoja, bet gali būti, kad taip pat papuola į kitas pinklis. Gerai, tai dabar tai nebegvildensiu giliau jau tos temos, tai eikim toliau. Ar gali sielos susitikti kitame gyvenime? Va toks klausimas, ar gali sielos susitikti kitame gyvenime? Aš galvoju, kad tos sielos ne tik tai, kad gali, o ir susitinka kitame gyvenime. Galvoju, kad visos sielos, kurias jūs gyvenime susitikot, tai manyčiau, kad su visom jau ir buvot ir anksčiau susitikę ir sieja jūs kažkokie tai ryšiai. Gali čia kiti sakyti karminiai, bet aš kažkaip ir tai karmą iš tikrųjų tai netikiu. Bet galbūt apie karmą atskirai kažkada čia pakalbėsim. Tiesiog aišku, kad tos sielos susitinka kitame gyvenime. Manau, kad tikrai susitinka. Tai aišku, čia nėra kažkoks tai mokslas, aš pats, kaip sakykime, jau kaip planetos Žemė gyventojas, tai aišku, netikiu jokiais tais kitais gyvenimais ar taip toliau, čia moksliškai neįrodyta yra. Aš tikiu tik tai mokslu ir oficialiais informacijos šaltiniais ir jokių babučių paistalais čia netikiu. Bet mano tas antrininkas iš terariumo, tai jisai sako, kad jisai
žino, kad yra tie kiti gyvenimai, žodžiu, ir kad tikrai tos sielos susitinka tuose kituose gyvenimuose. Toliau, kas čia dabar kitas klausimas? Ką manai? Nu, čia tas pats klausytas, o 3 klausimus man parašė, tai 3 jam dėkui. Nu, parašyta, ką manai apie Lietuvos ir pasaulio istoriją? Nu, apie Lietuvos ir pasaulio istoriją, man atrodo, esu padaręs ar 2 ar 3, padaręs esu 3 pasakiečias. Jeigu, tarkim, YouTube, tai aišku yra patogiausiai žiūrėti, yra suskirstyta į playlistus. Tai yra įdomienų playlistas, ten klausimų playlistas, nu, klausimų atsakymų, yra pasakiečių playlistas. Tai va tam pasakiečių playliste yra apie istoriją ar 2 ar 3 filmukai padaryti, ar pasakiečių, sakykime, papasakotos. Tai žinoma, kad visa ta istorija yra, kurią dabar čia mokina visokiose mokyklose ir panašiai, tai yra tiesiog išgalvota neviduono. Tai netgi ir pavadinimas užtat išdėtas tas istorija, į tą pavadinimą aš irgi dabar čia nesigilinsiu, kas norės galite pasigilinti, kągi tas reiškia čia toks pavadinimas, o yra iš tikrųjų suklastuota praeitis, sakykime, tai praeities įvykiai visi yra suklastoti, jie pavadinti yra istorija, nu ir va, žodžiu, tokia istorija čia visus ir mokina tos dundukus tam terariume. Toliau. Tai turbūt apie tą istoriją irgi čia manau, kad daugiau mažiau atsakiau. Jeigu bus kažkokių konkretesnių klausimų ir apie Lietuvą irgi, man atrodo, esu irgi padaręs. Tai, nu, žodžiu, pasižiūrėkite, nenoriu turbūt to paties labai čia smarkiai kartotis, nes gal kiti, kas jau klausė, nebus įdomu tą patį klausytis. Nors taip pat ir niekada neišeina papasakot, nes visą laiką, kaip ir, sakykime, pasakoju aš iš to savo makaulės, o ne iš kažkokių užrašų, ar ten kur kažką, tai jeigu kur pasižymiu, tai va, susirašau klausimus, ar ten įdomienas kokias pasižymiu, bet vis tiek viską iš galvos, tai visą laiką, kad ir apie tą patį gaunasi, kad vis tiek visą laiką kitaip papasakau. Na gerai, bet čia vėl aš čia nukrypau. Taip, dabar kita. Kokia nuomonė apie pagonybę ir ritualus? Nu, mano nuomonė yra tokia, kad ta pagonybė, tai tas, aišku, tas žodis yra visiškai netikęs, čia irgi toks išgalvotas ir primestas, nu, bet tarkim aš sakyčiau apie senuosius tikėjimus, ne, galbūt ir paprasčiau ir teisingiau taip sakyti, tai apie tuos senuosius tikėjimus ir apie ritualus, tai turbūt, aišku, įvairių buvo tų senųjų tikėjimų ir ritualų, nors irgi čia didžiulis dar klausimas, nes norėdami, sakykime, tuos senuosius tikėjimus sumenkinti ir panašiai, tai aišku, tie nevidono tarnai, kaip ir tos praeities įvykių suklastojo istoriją kažkokią tai pateikdami ten visiškai melagingą. Tai lygiai taip pat ir apie tie visi, apie tą pagonybę vadinamą, irgi yra prikurta krūvas visokių nebūtų mitų, kur tikrai taip niekada nebuvo ir, nu, žodžiu, išgalvota irgi prigalvota, tam, kad tik tais ją sumenkyti, kažkaip tai diskredituoti, ar kaip čia pavadinkim. Tai va, tai manau, kad tie senieji tikėjimai tikrai buvo kur kas geresni ir galbūt netgi kai kurie ir gal ir teisingi, kadangi mes nežinom dabar tų tikrųjų senųjų tikėjimų, nes jie visi ten iškraipyti ir panašiai. O dėl ritualo, tai žinoma, kad yra tie ritualai, vieni gal vienokie, kiti kitokie. Ir tai aišku, kad tie ritualai veikia, nes, nu, sakykim taip, tam tikra žodžių, garsų seka turi kažkokias tai vibracijas, kažkokias pasiekmes, kažkokių tai veiksmų, kažkokių minčių irgi seka, nu, iš mūsų dabar viskas tas yra, aišku, atimta, paslėpta, žodžiu, sumaišyta kažkaip tai ir panašiai. Tai manau, kad yra ritualai, nu, jeigu mes taip, sakykim, pavadinsim juos ritualus ir tie ritualai, manau, kad tikrai veikia ir manau, kad teisingi, sakykim, tie ritualai, kaip čia pasakyti, yra tikrai reikalingi. Nu, viena iš tokių labai paprastų, bet man ką, bet tas mano antrininkas iš to terariumo, aš vėlgi, kaip ir sakau, aš tai gyvenu planetui nuostabioje žemėje ir čia jokiais ritualais, nu, čia yra visiškas briedas, niekom netikiu, bet va, mano tas antrininkas, ne, iš terariumo, va, irgi sakė, nu, va, kad ir yra labai paprastas toks ritualas, ne, irgi galima pavadinti, nu, tarkim, kai tėvai užaugina savo ten vaikus, ne, ir tiesiog išleisdami į gyvenimą juos tiesiog palaimina, nepalinkia jiem laimės ten ir panašiai, va, tokių visokių va, gerų dalykų, nu ką jau jie nori tie tėvai palinkėti. Tai, nu, bent pas mus, žinau, planetui Žemėje tai nėra jokių tokių ritualų ar kažkokių tai dalykų, va, o anksčiau va, tokie dalykai buvo. Ir aišku, tai jau tas duoda didžiulį privalumą tiem vaikam, kurie yra palaiminti. Ir juos, aišku, jau visai kitaip lydi ta sėkmė, lydi kažkokia tai
tėvų ta energetinė globa ir panašiai. Nu, čia vėlgi nukrypsim, čia tų ritualų, aišku, milijonai ir tikrų, ir netikrų, bet taip va tokia nuomonė, manau, apie ritualus. Tai dar ritualas ritualui nelygu, žiūrint, ką mes, kokį, kaip sakant, tą ritualą laikysim. Jeigu dar sykį pakartosiu trumpai, tai manau, kad tie ritualai yra, jie veikia ir tik tais galbūt nedaėję yra iki mūsų laikų tam terariume, sakykime, kaip ir kokius ritualus ir kada reikia naudoti. Toliau žiūrėk. Ką galite pakomentuoti apie chemtrailus iš lėktuvo? Ir manau, jog teko matyti, kaip nuo žemės tai daro. Nu, tai ne tik tai, kad teko matyti ir čia jau tuos chemtrailus, nežinau kiek tas, vėl noriu irgi priminti čia, kad neįsigastų planetos ten žemė gyventojai ir klausytojai, kad aš tai tikrai netikiu jokiais chemtrailais, čia yra lėktuvo tas inversinis pėdsakas, tiesiog kondensuojasi karšti garai, sakykime, ir gaunasi tas, o jau tas mano antrininkas, tai jisai sakė, pas juos terariume tai ne, ten nėra joks nei inversinis pėdsakas, o tai yra grinai iš lėktuvų purškiama chemija, užtat ir vadinami jie chemtrailais. Ir jisai, aišku, ten jau yra ir prifilmavęs ir, nu, jeigu tai pakalbėtai, man atrodo, kažkur nuo 2000 metų jau seka jisai ten tuos chemtrailus ir filmuoja ir fotografuoja, ten buvo tūkstančius turbūt pridaręs tų video ir fotografijų, bet paskui, aišku, viską ištrynė, nes, nu, tiesiog nebematė prasmės ten kažkam įrodinėti, daugam jisai įrodė ir įrodinėja, bet, aišku, tie, kurie supranta, tai tie ir be tų nuotraukų ir be video supranta ir mato juos ir pakėlė galvą ten, sakykime, į dangų, pastebėję, sakykime, bent pusdienį ir supranta, kas tai yra chemtrailai. O tie, kurie, sakykime, ten jau yra visiškai, kaip sakant, sisteminiai dundukai, tai jiem ką tik nori, gali ten ir milijoną tų video parodyti, vis tiek jie sakys, kad čia yra tas inversinis pėdsakas ir viskas, nes jiem per televizorių, kol nepasakys, tai tol jie ir nepatikės tais dalykais. Tai, o šiaip, jeigu dar apie tos chemtrailus, tai jų yra, aišku, irgi labai daug rūšių tų chemtrailų, skirtingų sudėčių, atitinkamai kokiu tikslu jie ten purškiam ir panašiai. Tai dabar turbūt irgi čia ilgai labai tektų šnekėti, tai nesigilinsiu, nes ribotas yra mano tų pasakėčių laikas ir klausimų atsakymų laikas, tai bent 15 minučių reikia įtilpti. Taip, nu ir kitas klausimėlis. Ar egzistuoja būtybės, kurios gali keisti išvaizdą? Nu, aš taip suprantu, čia tie shapeshifteriai visokie ir panašiai. Nu, vėlgi priminsiu, kad aš tai aišku tokiom nesąmonėm netikiu, čia mokslo neįrodyta yra, o mano tas antrininkas iš terariumo, su kuriuo aš karts nuo karto pabendrauju, tai jisai sako, kad taip, egzistuoja tos tokios būtybės ir kelių rūšių yra ten tos būtybės. Vienos tai yra, kurios, sakykime, ten gali pakeisti savo tą išvaizdą būtent kažkokių tai technologijų pagalba. Nu, gal čia panašiai gal būtų kaip per tą filmą Grobuonis, ar kaip jis ten vadinasi. Jis ten, aišku, pasidarydavo nematomas, bet lygiai taip pat sėkmingai galėtų ir tas ekranas, transliuoti kažkokią tai hologramą, kažkokios kitokios būtybės, nu, vat, ten, tarkim, centimetrų virš kūno, ir kad uždengtų tą tikrą jau, sakykime, kūną ir būtų holograma, nu, to jau norimo, sakykime, vaizdo. Tai vienas būdas, kitas galbūt yra ten, kitas būdas tų shifterių. Tai kur grinai jau yra dvasinės kažkokios energetinės būtybės, kurios apskritai gali bet kokią formą priimti, kokia jiem ten patinka, nes materija jiem yra jau, sakykime, 100% pavaldi, ne? Tai, nu, ir, sakykime, byloja visokios ten senovinės ten pasakos ir legendos, kad kažkas ten ar į vilką pasivertė, ar į erelį, ar ten darė kažką, tai, sakykime, tie, vat, ar dievai vadiname, ar kaip čia juos mes pavadinsime, ne? Tai, nu, ir plus, aišku, dar tam terariume sklando tokie gandai, jau čia tikrai tik tais kaip gandai galiu pasakyti, nes tas antrininkas mano sakė, nu, kad yra kažkokie tai reptiloidai tenais tam terariume, irgi ne viduono ten tarnai kažkokie tai, ir jie irgi gali jau keisti savo tą išvaizdą, tik tai neaišku, kaip jie tą išvaizdą keičia, ar jie ten kaukių kažkokių prisimauna visokių ant silikoninių ar kažkokių kitokių, ar tiesiog užsiaugina kažką, ar jie tiesiog pasikeičia taip spraktelėjimu, nu, niekas iš tikrųjų ten nežino, tiesiog tik tai kalbos tokios plinta, kad vat, yra tam terariume, žodžiu, kažkokie tai reptiloidai, kurie gali pakeisti, ar jie ten tų technologinių būdų kažkaip keičia, tai vat irgi tas niekas to reptiloido ten dar neišmesinėja, kaip sakykim, o kas ir išmesinėja, tai su niekam nepasidalino, tai žodžiu, ir vat ir neįsiaiškino to dalyko. Tai turbūt ir tiek bus tų klausimų atsakymų, jeigu patiko, tai neužmirškit palaikinti, pasidalinti ir iki kitų klausimėlių dar kartą dėkoju visiems, kurie parašė paklausimėlį. Iki.